Sveiki atvykę į epizodą 107. Nu, uždraustasis geltonasis namas. Aš gyvenu ten dabar. Ir čia yra šiukšlynas. Viskas pasilikę. Pelių visokių šūdų ir panašiai. Toks čia kambariukas. Šiaip šitam video yra kaip kažkada atrodė. Čia irgi toks šiukšlynas. Nu, labai prastas išdėstymas. Labai kiaura viskas. Visur sienose. Tikrai yra pelių irštvas. Tai čia vat. Buvau susidėjęs viską, bet pelės vis po tos rūbus ir panašiai landžia. Tai dabar čia yra tiesiog šiukšlynas, kuris viskas keliaus išsimest. Ir jo, viską ardysim, viską darysim. Tai kadangi pinigėlių nėra baisiai daug, va, yra tualetas. Pinigėlių nėra baisiai daug, tai pradedam nuo darbų, kurie nekainuoja. Tai darom gravimo darbus, pradėjau va staktą lupt, bet va visai šitais tarpiukais peliukai ir laksti, tai man netinka. Tai viską nusulupam, išsulupsim, noriu išsivedžiuoti iš naujo kanalizaciją, nes viskas kiaura. Išsivedžiosiu visur vandenį kitaip, nes man netinka, va, vanduo. Tada vonioje, čia visur vanduo. Čia pornografija. Tada nuėjus dar į kitą pusę verandos, į kitą verandą. Va, vandens šildymo trasas. Visas šitas dalykas mano pasauly, turi būti paslėptas, čia šlikštu. Tai va. Senavinė statyba, vada. Tai viską griaunam. Tipo, chatą sienas paliksim, langai pasiliks, bet noriu nugriaut kaminą, šitas pečius kiauras, tai bandysim greičiausiai, norėčiau atvest trasą iš ano namo sklepą ir šildyti šitą namą iš ano sklepą. Tai ir neprisineš nieko, tai dabar tiesiog viską drapalinkim. Prieš tai dirbęs elektrikas. Nieko nereikėjo atsukti, tiesiog išsitraukia pliusas ir minusas. Žemė užtat gerai. Labai gerai, kad dar daug. Čia daug šansų, kad šitą chatą tiesiog naudojama užsidegtų. Tipo, aš čia gyvenau. Ir vieną dieną viskas rinkau ir išėjau kitą chatą dėl to, kad tiesiog per šlykštų, kad girdi sienai peles lakstančias ir panašiai. Tai va. Panašu, kad čia jų trasų yra. O čia, man atrodo, Red Pup. Tai šitais plyšiais susirvarė. Girdėdavo anam kampe. Tai dar žiūrėsim, kur rasim jų, bet jo, taip ir veikdavo. Tai va. Ir visur, kur buvo mentinės lentutės, buvo va tokie tarp, kur yra tobulos autostrados pelėm. Tai mano misija dabar nusilupti viską, išlupt grindis ir bandyti padaryti kažkokias juodgrindės, kurios padėtų nuo graužikų. Aišku, vėlgi, mes esam vienkiemy, žiemą graužikai lenda visur, nes jiems šalta, bet aš padarysiu viską mano valiai, kad tie graužikai čia neateitų. Šitą galimai dar prieš studijuojant santechniką, aš galvau, kad išleidau sistemą.
Šįkart netiesą pasakiau, dėl to nuščiaudiau. Tai radiatorių aklės iššaudytas, bet vandens vis dar yra sistemoje. Tai labai gerai, kad nusprendžiau sistemą keisti, nes galimai per žiemą jinai iškepia. Aišku, PPR gali kažkiek išgyventi dar. Plastikas tiek čia turi elastingumą, bet man PPR ir šlykšta. Viskas gerai, jeigu jis paslėptas, sienai kumarina. Bet jeigu jis išlenda, man nebegražu. Tai viską lupsim. O šitas lentutės, jos geras sprindė dar ten įlindusios į sienos vidų. Ir nebeužtenka mano atsuktyvuko viską pasidaryti. Tai paliksiu langus pravirs, kad čia viskas išdžiūtų, prapūstų biškį. O pats važiuosiu pasiskolinti arba nupirkti laužtuvą. Ir jo, pradėsiu nuo čia, aišku, chaltuvurkė. Visur padaryta, kad šalės galėtų landžiat. Šilita bele kaip. Paskir. Gal ir savo daręs, bet jeigu savo daręs, nelabai atsakingai. Galima biškių kruopščiau. Čia sena siena, kaip rodžiau tenai. Tai lupsim šitą sieną, jinai nereikalinga čia. Noriu kaminą įgriaut, pečią išsivežt. Tai einam, atsukinėsim viskas ant technikas. Ir jo, šitas lentutės yra čia dar gražių. Tai gal garažą tvarkant, gal apsikalsiu garažą, kur nors gal kokią lentyną sukalsim. Gal kažką, bet noriu šitą kaminą šalint, šitą sieną šalint, pečią šalint, čia nežinau. Aš įsivaizduoju šitą galą, kad čia reikia biškį sumažinti šitą erdvę. Gaila, čia irgi viską lupt reiks. O kiek medvarščių. Ajei. Bet reiks sumažinti biškį šitą galą, pasidaryti darbo kambarį, kad matyčiau, kas vyksta. Miego kambarį gal daryti vakariniai pusė. Ne, rytiniai pusė geriau, kad su saulutė keltis. Tai gal net bus darbo kambarys, miego kambarys. Nežinau, gal perskelsim kažkur. Čia galima padaryti pereinamą vonę iš abiejų pusių. Čia galima living roomą daryti, nežinau. Tai reikia pasitart, pasiprojektuoti. Bet jo, čia atsilaisvins vieta. Čia viskas išsidrapalins. Spalvos yra 2000-ųjų, bet man jau nebegražios. Ir mano vaikystės kambarys panašių spalvų buvo. Tai brings back the memories, kurias mėl noriu nugraučiau. Tai viską. Visur gipsas, kaip suprantu čia. Tai gipsą jau reikės utilizuoti kažkaip kitaip. Jau negalėsiu tiesiog į malkas arba panaudoti iš naujo. Gražus papatas. Tai jo, einam atsisukinėt ant techniką. Palieku čia, kad pūstų vėjas. Ir jo, keliaujam. Šitam galės ir technika atjunginėta, aišku, termostatinės gal viską darėsiu ir pigiosios. Tik 4 euriukų, žinai. Gal pavyktų išsaugot. PPR irgi norėčiau ilgasias trasas nusikirpt. Nes gal surasiu. Galiu naudoti, pasiėmė ilgą trasą su kampu, tai tau 1 litavims taupas. Energetiniai kaštai, detalė kainuoja, kad ir 30 centų, bet tai turi 200 lenkimų susidaro. Ir yra, pavyzdžiui, tokia remontinė mova, kaip toksai. Tai jeigu tu trasą nori prisijungti, turi, tarkim, nežinau, 3 metrus, 2 po 3 metrus, o reikia nuties 6. Atsiėmė, aišku, oro tarpą. Ir RZ 4 mm, tai nuo 6 metrų 4 mm atsiėmė. Ir turi trasą su remontinė mova. Tai Ir, reikia krapštyti, daryt. Tai trūks man priemonių. Aš dabar varau.
Jeigu čia išdžiūn, jau nustojo bėgti. Eisim kitas vietas atsakinėti. Ir čia, sakau, tas lentutės čia gal net išdrapalinti viską, tiesiog, žinai, nupjaut gal čia visur aplinkui. Nes užsikiš. Čia nedaug užsikiša tenai, tai irgi. Ar lygiai padarė, čia nelygų tiesiog chatą. Nu čia sena chata, nėra ką norėt. Šiek šits ras buvo keis, bet reikia viską nusilapti iš vidaus. Matysis kažkas gal irgi. Nu varam pirkt dalykų. Ne, nu kas per šū? Tipo, dabar turim aprilę, balandžio 26. Prisnigo. Tai turėjom žiaurę žiemą, kas augalam liuks. Tada turėjom daug drėgmės, kas augalam neblogai, nutekėjo perteklius, viskas cool. Ir dabar turim po to, kai augaliukai visur nutrešti, visur turim minusą vėl. Tipo, mieste gyvenantiem žmonėm, prisnigo, kas čia, per apokalipsę juokinga, žinai. O ūkininkam tai ką tik pradėjęs šitą žaliuotą augaliukas gavo per galvą, nušalo. Tai dar vienus metus ūkininkai skūsis ir sakysiu, tai ūkininkam visat blogai. O situacija tokia. Šiandien atsibudau sekmadienis ir toks snif ir ko tais vėsoka. Nu, užuodžiu kažkokį dumelį, žinai. Dar nekūriau, ko čia tos dumelis, žinai. Ir pasižiūriu, kad ten už mano namą, gal matysis, andžeris, kailį meta, va. Žvalginkis iš naujo, ten, tipo, va ten, kur medeliai matos, tai chata, matau juodus dūmus. Šokau mašiną, nuvažiavau, pasiėmiau gesintuvą, jau eisiu kažką padėt, bet tuo pačiu momentu atvažiavo gaisrinė ir sakau, Musėt, aš čia labiau maišysias negu padėsiu, žmonių daugiau nei proto, tai linkiu stiprybės ir tvarkykitės. Jeigu ką, paskui duosiu žinot, ar galima kažkaip jiem pagelbėt, bet kažkaip reikia pagelbėt žmonėm. Nu, nelaimė vis tiek atsitiko. Tai vat, o čia liūdna gaida. Kam liūdna, kam laiminga, aš nežinau, bet turim sužaliavusi lauką ir kur numulčiavau viską, praeitame epizode galite pažiūrėti, numulčiavom tą laukiuką ir tokį biranuputę. Ir reikia pašalinti šitas šakas, šitus namukus planuoju atstumti čia dabar, čia netrukdyta. Tai namukus čia, šakas prie prūdo viena šakų krūvas, galimai nuvešim ir būtų gal gerai sudeginti jas, nežinau. Ir atlaisint, kad čia galėtų su purkštuvu prastum biškį nupurkšti. Ir visą šitą lauką, dar nežinau, ar samdysiu frezą, ar pats pirksiuos frezą, žiūrėsim, už kokius pinigus norės frezuoti tą lauką.
ir po to, kai jau žalytė apmirs, viską sufrezuosim. Pagal matematiką vėliausias morkas gali sodint gegužės tenai pradžiai. Tai, o ne. Tai techniškai beveik galėčiau nupurkšt, ta žalė apmirs, viską sufrezuoti ir sėt, bet aš sėsiu į daugiametes šaknis. Tai manau, kad šiais metais reikia tiesiog sufrezuot, važiuot kultivuot, su šitu vagatu važiuot, daužyt tas šaknis, kad kuo mažiau žaliuotų viskas. Ir tą galim užsėt kokius žieminius česnakus. Gal ne visą lauką, bet didžiąją dalį užšaut. Kitais metais jau šiokį tokį derlių turėsim. Storytelling. Kodėl aš nebetęsiu darbų geltonom name? Tai va, aš šičia susitrenkiau galvą. Nuvažiavau priimamai. Tipo superficial, nestipriai pramašiau, tai nieko rimto, bet vis tiek, kadangi yra galvos trauma, praplyšę ten, tai stengiuosi ribot fizinį aktyvumą dabar. Toliau sninga. Tai biški tam palauk. Kodėl sninga? Kodėl sninga? Saulė šviečia, kodėl sninga? Tai važiuosiu nusipirkt šalvą, jau normaliai viską pradėsiu darys. Ir kipsim į tos darbus biški vėliau. O dabar bandom užsikurt traktorių ir iš polečiuką tą šaką susitraukt nuvežti tenai. Nes noriu čia atlaisvint kuo daugiau lauko. O, rapsas. Čia esu ūkininkas. Tai reikia atlaisvint. Turim, susivežėm tą šiltnamiukus čia, kur kažkada bus dedeklių vištidė. Ir jo, tenai aš nenušienavau, ten tų šakų yra, bet prie prūdą, net jeigu deginsiu prie prūdą, saugiau, nes turim vandens telkinį šalia. Ir čia atsilaisvins va, daugiau daržo, tai čia viskas gražiai nusipurkš. Nežinau, viskas susirinks, bet kiek išeis, nurinksim turbūt. Jeigu smulkmenikų va tokių liks, tai malčeris susmulkins. Bet kiek išeins, čia taip. Na, dar pažiūrėt, ar tam šlapi. Va, prūdžiuko lygis čiut pakritęs, jau ne taip baisiai, bet dava leptukas nuskendęs. Čia, bet ai, ne, nuskendęs, meluoju. Oi, bučą da čia turiu. Palauk. Įvertinom situaciją. Aš čia manau, ne mano, bet bučas yra. Kažkur šniūras turi būti. Na, iškrapštysim kitaip. O, šitą pačią pagalį. Na, atsinešim didesnį pagalį, iškrapštysim. Pačias man ir gavau, bet šitą žuvų. Bet va, čia turim prūdžiuką, kur šlapia. Čia viskas aplinkui labai šlapia. Bet jo, šitas biški užsikrės vis tiek prūdžiukas, bet neplanuoju aš jo rimtai naudoti. Reikia jį gerai išvalyti. O paskui naudosiu jau, kai išsivalysim, bet pašarų maišas net reikia čia. Tos krūmynus visus reikia išrauti. Ir čia visur vat kaip prūdo žolės. Tai ir tai pievai prūdo žolės. O čia pavyzdžiui. Bet biški pradžiuvo čia. Tai čia jau melioracija būtų smagiau daryti. O va, čia prūdas, kur patvinęs. Ir išbėginėja į pievą. Tai išsivalius prūdą. Ir čia problema išsispręsta.
Nu, bet viską purkš, dabar čia šitą vegetaciją pašalinti ir pradėt kažką mislyti. Ta, prūda šiaip reikalinga. Nes jeigu čia turėsim daržovių lauką, tai niekas man netrukdo pajungt kokią pumpikę ir karštą vasaros dieną laistytą daržovių lauką su prūda vandeniu. Čia pasaka būtų. Ir gal kažkada, jeigu kažkokius nežinau, mikro, makro elementus pradės naudoti su purkštuvu, tai vėlgi tas prūdas naudinga, čia didelis kiekis vandens užsikaupia. Tai vat, nu tai toks takelis čia. Einam dabar apsižiūrėti traktoriaus staciją, priekabą staciją, nes šiaip turi daug priekabą darbo. Tai su šitom šakom, chlamo vežimais ir panašiai, bet vat, tvarkasi. Man patinka. Gerai, problema kūmas. Pasėdęs traktoriaus dar minusą gavo. Tai reikia atsivest pakrovėją. Kažin, kur man pakrovėjas. Čia nemanau, kad yra. Pasižiūrėt, mašiną šiaip aš laikydavau jį, kad žiemą. Bet susirasim pakrovėją. Tai atsivedam dabar elektrą. Pakrausim biškį traktoriukus ir tada tęsim. Ten da šviesu, čia jau matos pareinu. Vėl snaigas, vėl audra. Ai. Nu, užsivedėm žvėrį iš palečiuko po laipčiuką. Iš palečiuko po laipčiuką. Tai va, pasikeitėm batus. Ar įrankį. Einam susirinksim anos pagaliukus. Susirinksim kitus pagaliukus. Tai galim pradėti. Ir keliausim ten tada. Tai pradedam. Nu, dabar pasištekam. Va, Agniau, 2 savaitės nekelts video ir toks prastas. Jo, aš penktadienį jau pradėjau krapštyti su ta geltona chata. Prasimušiau galvą, kadangi gyvenu vienas vienkempį, nuvažiavau į priimamąjį. Išsiaiškinau, kad ten nieko rimto. Ruočiau ant galvą, tai pradėjo šoną kažką skaudėti, bet sakau, aimu sėti į tualetą, tiesiog noriu. Grįžau namo ir nenoriu į tą tualetą ir skausmas intensyvėja. Ir taip intensyvėja, kad kentėti nebeišeina. Tai nuvariau į vėl priimamąjį, penktadienis 2 kartus priimamąjį. Nuvariau ekoskopą padarė ir pasirodo inkstakmenys atsinaujino. Tai dabar esu ant vaistų su praskelta galva ir su gyjančia koja. Tai persistengti nenoriu, šiandien pasikrapšėm taip. Tai turim update, kas vyksta. Tai penktadienį 2 kartus į priimamą važiuoju dėl savo problemų nėra gerai. Bet turim ką turim. Ir jo, čia pabaigsim sekmadienį. Einam montuoti šitą video. Ačiū, kad žiūrėjot. Bandysim kitus video daugiau daryti. Pirmadienį grįžtu į mokslus, toj pabaigsiu mokslus. Tai jeigu ieškot santechniko, į komentarus. O dabar jo, susimatom kitą savaitgalį. Kol kas. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini. Vis dar čia? Pasidaro šį. Oi, užsigavau. Mano Passatas dar nebaigtas remontuoti, toliau remontuosim. O čia galite pažiūrėti mano greičiausiai praeitą video, o čia alternatyvų turinį. Susimatom.